Ekstremalios situacijos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje artimiausiomis dienomis neketinama atšaukti. Vakar ji rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbta Karsakiškio, Panevėžio ir Paįstrio seniūnijų Lėvens ir Sandžilės upių baseino zonose dėl stichinio vandens lygio. Po vakarykščio ledų sprogdinimo situacija teigiama truputį geresnė, todėl planuojami kiti neatidėliotini darbai. Pagrindinis darbas turbūt bus atlaisvinti sodus, sodų teritorijas nuo užsemto vandens, tai bus galima pajungti ir sirblinės jau nukritus, tiek tos mes, kurias turim, dvi pagelbėjo Vilniečiai mums iš centro, iš rezervo davė, tas sirblinės, kurios, noriu paminėti ir gyventojams, sodininkam, labai didelius pinigus kainuoja. Jeigu 16 darbo valandų, mums 10 000 vien kūras kainavo, neskaitant atvežimo, neskaitant ten žmonės, kurie dirba atlyginimus ir visa kita, tai iš tikrųjų didelės lėšos. Ir mes kartu prašom, kad ir patys sodininkai padėtų ir pagelbėtų. Na, mūsų netenkina ta situacija, kad vis dėlto susirinkę žiūrovai, būtent sodininkai, kariškiai dirba, tempia tuos maišus, pylimus atstato, tą, ką nugriovė patys sodininkai, negalvodami, kad gali kažkokią stichinę nelaimę, šiek tiek mums irgi skauda yra ir tie patys žmonės dirbantis atstatymo ir pilnimavimo darbuose irgi liktai įsižeidę yra. Šiuo metu rajono savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu stengiamasi išsiaiškinti, kokius nuostolius patyrė potvynį išgyvenusieji. Kadangi savivaldybė tikina nesanti pajėgi apžiūrėti 2000 sodų, nemenkos dalies ūkinių pastatų, prašoma gyventojų patiems įvertinti patirtą žalą ir tuo pačiu nesitikėti kompensacijų. Kreipsimėms į vyriausybę, aišku, pirmiausia, jeigu bus iš ten kokia pagalba nuspręsta, tai galbūt kažkiek bus kompensuota. Tikėtis į savivaldybės biudžeto praktiškai neįmanoma tokio dalyko, todėl kad mes turėsim būtent stichinės nelaimės dar padarytai žalai atstatyti. Tiek kelius atstatyti, tiek pralaidas atstatyti, kitur pylimoj, kurie yra mūsų, sirblinės kitur sugadintos ir panašiai. Potvynio metu Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojo Arūno Šniukštos teigimu dirbo ir tebedirba maksimalios pareigūnų pajėgos. Darbas talkinant kariškiams vyksta sklandžiai. Jis sunkina nebent žmonių sąmoningumo stoką, kuomet atvykus gelbėtojams jie atsisako evakuotis, o vidurnaktį persigalvoja. Visuose darbuose, kurie vyksta ant vandens, dirba mūsų narai. Ir šiandieną yra numatyta bandyti savo jėgomis išjudinti ledų sankryžą, kuri yra tarp Klevečkinės kaimo ir Ekranas 2 sodo. Nes yra užgriuvęs medis, bandysime pašalinti tą medį, kad jeigu tie ledai pajudės, kad galėtų praeiti ir kad atsilaisvintų vaga, nes nors ir vagoje yra ledas ir apačioje matosi, kad vandens tėkmė yra, tačiau yra jinai nepakankama, kad galėtų nutraukti šitą vandenį. Leidus panaudoti valstybės rezervą, anot Arūno Šniukštos, į Panevėžį atsiųstos 2 galingos siurblinės stotys. Per 16 valandų išpumpuota 16 000 kubinių metrų vandens.